pelkė mums yra kaip tam tikra prizmė arba modelis, per kurį mes galim iš tiesų žvelgti labai daugelį ryšių, kurie mus jungia su pasauliu. Praktiškai tai yra iš tiesų prizmė, per kurią mes galim žvelgti pasaulį ir mums tai yra labai patogus būdas jį žiūrėti. O be to mus jau kaip ir šitoj neva retrospektyviniai parodoj galbūt šiek tiek matosi, mus domina tokie visada domino kažkokie labiau paribiniai reiškiniai, dalykai, konceptai, kurie galbūt nėra tokie labai mainstreaminiai, kažkokie nutylėti arba esantis paraštėse, arba tie, kuriem trūksta balso. Tai visada taip tarsi ir atrodo buvo mūsų kūryboje, o pelkė iš tiesų kaip ekosistema tokia buvo, bent jau tada, kai mes ją atradom ir kai 17 metais ėmėm kurti pelkių mokyklą. Mes iš tikrųjų dalinai išpelkinam instituciją atsineždami pelkę į tą buvusį revoliucijos muziejų, kuris šventė žmonijos pergalę arba modernybės pergalę prieš gamtą, tas pelkės melioruodamas. O iš kitos pusės, tai mūsų praktikai yra būdinga užpelkinti institucijas. Tai institucijas, kurios prižiūri savokas, kurios operuoja galios režimais, kurios, sakykime, sprendžia, kas yra gerai, kas yra blogai ir tai priežiūrai kuria tam tikrą žodyną. Tai tą užpelkinimą reikia suprasti kaip tam tikrą konceptualų žestą, konceptualų veiksmą, operaciją, kurio metu tie galios režimai yra destabilizuojami. Tai čia yra toks dvejopas užpelkinimas. Mes galim kalbėti apie paties muziejaus kaip institucijos ir taip pat visų kitų institucijų. Nebūtinai tik tai šio konkretaus muziejaus destabilizavimo, pasiūlant naują žodyną. Aš gal dėčiau, kad institucija šiuo atveju nėra vien tik tai muziejus pavadinime. Ir iš tiesų mes dažnai galvojame apie tai, kad mes patys galim būti irgi ta pati institucija, kuri pati save užsipelkina proceso metu. Pelkė vis laik yra modernybės kelyje. Modernybė nepakenčia hibridų. Nori viską išgryninti, purifikuoti, filtruoti ir sąvokos sudėlioti ant lentynų, kurios būtų labai aiškios ir nehibridiškos. Visą tai, kas yra taip biški queer, biški raganiška, susimaišę, kur neaiškios yra ribos, modernybė erzina ir be abejo jinai nori su tuo tvarkytis. Tai be abejo modernybės apogėjus yra totalitarinis projektas, ar tai būtų fašizmas, ar tai būtų stalinizmas, kur iš tikrųjų tas išgryninimas pasiekia ir jau tokius visiškai nežmogiškus mastelius. O pelkė mus domina būtent kaip tam tikra galimybė prieš pastatyti tiek totalitarizmui, tiek ir modernybės totališkumui įvesti naują sąvoką, kuri galėtų pasiūlyti, persvarstyti ne tik tai kokiame mes čia, sakykime, kokį mes dabar laiką išgyvename kaip žmonija, bet arba kaip modernybė, kaip moderni visuomenė, kaip tie, ką Latūras vadina the moderns, bet taip pat pasiūlo pagalvoti apie tuos simpoetinius mainus su tais kitais, kuriuos mes išstūmėme, arba tie the moderns išstūmė įgyvendami tą modernybės projektą su tais kitais, kas vadinasi daugiau negu žmonės, su kitom rūšim arba su tie, kas buvo pripažinti ne žmonėmis.
Ir čia būtent atsiranda tokia galimybė simpoetiškai pagalvoti. Tai tiek disciplinų, ne tik tai disciplinų ribose, bet peržengiant tas disciplinas. Tai tas hibridiškumas, tai mes galime kalbėti apie meno ir architektūros, biologijos disciplinų ribų peržengimus ir sukuriant naujus hibridus. Simpoetiškumą mes galim suvokti kaip darbą kartu su kitom rūšim, pasitelkiant jų galbūt išmintį arba protą. Mums įdomus iš tikrųjų toks menas, kuris aktyvuoja sensorinį kūną. Čia vėlgi galbūt pasikartos apie tą pačią modernybę, kuri, taip paprastai tariant, galbūt užglušino daugelį to sensorinio kūno aspektų, palikusi ir galbūt arba iškėlus, arba privilegijavusi būtent matymą. Matymą ir taip pat artikuliaciją. Ir jeigu mes pažiūrėtume į meną, sakykime, 6-7 konceptualus menas, irgi visai privilegijuoja būtent artikuliaciją ir vaizdinį konstruktą, kuris netgi pasidaro toks labai šaltas, logiškas ir gal netoks įtraukus. Vėliau mes matome tokią labai vizualiai įtraukaus meno bangą. Ir paskutiniu metu mes irgi matome tam tikrą tendenciją tokio netgi meno, kaip mes vieni sako, instagraminio, mes tai žiūrime galbūt kaip tokį menas, kuris turi anestezuojantį poveikį, kuris tavęs neskatina veikti, tave užmigdo ir prislopina. Mums įdomu vis tai galbūt kitas aspektas, kai iš tikrųjų menas tave įgalina veikti, kaip ir menas kaip priemonė veikimui. Ta priemonė vėlgi gali būti konceptualiai suvokiama kaip tam tikra pragmatinė fikcija, kad tas įsivaizdavimo lygmuo yra labai svarbus, bet yra ir tam tikra pragmatika veiksmų. Ir sakykime, šito sensorinio kūno pažadinimas, neužmigdymas jo tokiais besiliejančiais vaizdais arba garsais, kurie tave tiesiog anestezuoja, bet kaip tik pažadinimas įvairių galbūt sinestetinių būsenų, kur kvapas, lietimas, vaizdinys, kuris atsiskleidžia, tam tikri netgi materialumai, medžiagiškumai, temperatūra, šlapumas, sausumas persikloja ir persilieja. Ir galbūt taip mes suvokiame tą įtraukumą irgi, kad ir ta pati paroda mums visą laiką buvo labai svarbi kaip forma, kuri įtraukia žmonės į tam tikrą veiksmą, ar tai politinį, ar tai kultūrinį, ar tai socialinį, ar tai, nežinau, suformuoja judėjimą tam tikrą, kad vis tai meno neredukuoti vien tik tai į tokį migdantį vaizdinį. Nuolatos tenka balansuoti tarp visiško tos vadinamos formos atsisakymo, kai dominuoja tikrai tik, tarkim, tam tikras, nežinau, socialinis veiksmas, kaip mums daug kartų yra tekę patirti ir patiems, ir mūsų kūriniai dažnai įgaudavo tik tokį labai socialinį ryškų aspektą, bet galbūt tada yra sunkiau iš tikrųjų išspręsti tą tokį formalų arba kažkokį formos, tokia labiau tradicinė prasme galbūt klausimą, ypač kai reikia reprezentuoti tą veiksmą, ar ne, kažkokį muziejų ar panašiai. Tai nežinau, paskutiniu metu mes kažkaip bandom gal iš tikrųjų tą proporciją tokį išlaikyti ir išbalansuoti, kiek tai yra įtrauku ir kiek tai yra iš tikrųjų paveiku grynai formalia prasme. Kadangi reikėjo dorotis su neva tai retrospektyva, tokia paroda, kuri apima kažkiek tai ten tų kūrinių didelį skaičių ir kažkiek dešimtmečių beveik, kažkiek, tarkim 15 metų, daugiau mažiau kūrybos. Tai
kažkiek yra sunku doroti su tuo svoriu ir ta visa patirtim ir to visų bagažų, kurį turim. Tai labai nesinorėjo apsunkinti parodos ir iš tiesų norėsiu išvengti to sunkaus jausmo, kuris kartais mus pačius slegia, žiūrint atgal, ir norėsiu tiesiog kažkokio lengvesnio varianto arba lengvo jausmo pačioj parodoj ir tam procese. Tai kažkaip pabandėm tą su Jono ir Jurgos pagalba, architektų pagalba ir visos komandos, kuri padėjo instaliuoti pagalba, pabandėm rasti tokius sprendimus, kurie tarsi pateikia pakankamai informacijos ir pakankamai vaizdo į tą praeitį, bet kartu ir neapsunkina. Aš galvoju, kad galbūt yra paprasčiau, kai tie darbai, kaip Nomeda sakė, yra neprocesinio charakterio, sakykime, galbūt konvencionalaus meno pavyzdžiai, kadangi mūsų tie projektai yra tyriamojo procesinio charakterio, dažnai traukia bendruomenės, dažnai tampa prototipavimo dirbtuvėmis, įtraukia įvairių medžiagų gaminimą arba tampa netgi moksliniais meniniais eksperimentais. Visą tai, kai persikelia iš tos vietos, kuriame jie būna sugalvoti arba iš laboratorijos, taip, mes sakome, jau į muziejaus erdvę. Yra toksai iššūkis, kaip tai pristatyti, kad tas procesas nebūtų miręs, taip. Kaip be abejo, kad tai yra ir vertimo, ir dekontekstualizavimo, bet taip pat reikia jį vėl rekontekstualizuoti. Tai toks tarsi dvigubą pervertimą padaryti tam darbui. Mūsų manymų tas vertimo procesas menininkui yra labai svarbus, nes mes, kaip mes atvežam iš vieno konteksto į kitą kontekstą kūrinį, kai mes patys nukeliavome kur nors kitoj šaly, pristatom savo darbus, mes pastoviai susidurėm su to vertimu, su pristatymu lankytojams savo idėjų ir klausimas vis laik yra, kaip jie supranta tas idėjas, kai jos ateina iš kitos šalies, iš kitos kultūros, o čia mes dar kalbam ir apie kitas disciplinas, apie įvairias disciplinas, apie mokslo, meno, ir įvairių teritorijų ribų peržengimą. Tas mums yra labai įdomu. Mes dažnai save netgi ir vadinam kontrabandininkais, kai mes žinias nešiojam iš vienos teritorijos į kitą, nors galbūt prižiūrėtojai, muitininkai tų teritorijų ir pyksta. Tai užsiimu tokia pusiau legalia veikla. Visada galvojam, kad mūsų žiūrovas, arba šiaip žiūrovas, arba publika, arba žmonės, kurie apskritai ko nors domisi, tikrai nėra beraščiai arba kažkokie tamsus, kurie kažko nesuprastų. Mes niekada apie juos taip negalvojam ir mes visada galvojam, kad tai yra patys protingiausi ir patys smalsiausi ir patys žingeidžiausi žmonės, kuriem yra įdomu ir kuriem, nežinau, mūsų darbai yra skirti. Nėra galbūt kažkokio tai vieno headline'o arba tos vienos žinutės, kaip dabar labai mėgstama sakyti. Labai nemėgstu, kai kas nors pasako, kokia jūsų žinutė. Bet tai taip prilipo, kad jau dabar kas... Aš nežinau, iš kur atsirado šitą tendenciją, bet aplinkui vien tik tai ir girdžiu, kokia ta žinutė. Tai mene negali būti tokios vienos žinutės. Yra daug visokių sluoksnių ir visai galbūt ir esmė yra, kad pateikti arba galvoti, arba suregzti, sukurti ir pasiūlyti žiūrovui, lankytojui tam tikrą dialektinę įtampą tarp kelių koncepcijų, tarp kelių pasiūlymų, kad surastų savo trečią galbūt. Ir čia galbūt yra visas meno galbūt įdomumas, kad kiekvienas gali atrasti kažkokį tai savo požiūrį, kuris padeda jiem galbūt keisti tuos mąstymo įpročius, kažkokius tai nusistovėjusius, išvažinėtus kažkokius tai kelius.